Montavo iš tikrųjų statybininkai, kurie prieš tai nebuvo montavę tokio stogo, tai atitinkamai va dabar kelios čerpelės ir nubyrėjo dėl to jau atlikto darbo. Tai ką dabar daryčiau ateityje, tai pasikviesčiau specialistą bent jau priežiūrai arba tai pradžiai, nes elementariai yra praleistos kelios vinys. Dekoro plokštelių montavimas sąlyginai yra paprastas, jeigu tai esi daręs bent kelis kartus. Jeigu montuoji pirmą kartą, aišku, darbas tikėtina nepavyks, nes montavimas sąlyginai yra sudėtingas, kadangi į kvadratinį metrą čerpelių susideda galbūt 11 ar šiek tiek daugiau čerpelių. Tad jas montuojant reikia būtinai atkreipti dėmesį ir į horizontalią padėtį, ir į vertikalę. Darbas pakankamai greitas, pradėjo iš tikrųjų aprenginėti žiemą, jeigu neklystu, tai net netrukdo oro sąlygos, tai galima pilnu tempu dirbti ir žiemą. Iš esmės tai yra dvi čerpelių rūšės, tai yra kraiginės vienokio tipo ir fasadinės bei stogo tai ta pati čerpelė. Kaip ir minėjau, čerpelė yra tvirtinama dviem vinukais, kurie yra šalto valsavimo. Taip pat dedama papildomai varinė spraudė, kuri užspaudžia čerpelės apatinę dalį. Tai iš esmės, kaip sakau, 4 elementai. Montažą, sakau, reikėtų šiek tiek įgūdžių arba konsultanto paprasčiausia, kuris pasakytų, kaip reikia vieną kitą mazgą uždėti. Tik tai, sakau, reikia žinoti, tai kam kai kuriuos elementus, kaip juos reikia montuoti teisingai.